Skaičių knyga, 33 skyrius. Tai yra Izraelitų sustojimo vietos, išėjus jiems iš Egipto, vadovaujant Mozei ir Aronui. Mozė jas surašė pagal stovyklų vietas, kurias jie viešpačiui įsakius keisdavo. Jie išėjo iš Ramzio 1 mėnesio 15 dieną, kitą dieną po Paschos, galingos rankos vedami, visiems egiptiečiams matant, laidojant jiems viešpaties išžudytus pirmagimius, ir jų dievams viešpats įvykdė teismą. Izraelitai, iškeliavę iš Ramzio, pasistatė stovyklas Sukote. Iš Sukoto atvyko į Etamą, esantį dykumos pakraštyje. Iš ten atvyko prie Pi-Hahiroto, kuris yra priešais Baal-Cefoną, ir sustojo prie Migdolo. Iškeliavę iš Pi-Hahiroto perėjo jūros dugnu į dykumą ir keliavę 3 dienas per Etano dykumą pasistatė stovyklą Maroje. Išėję iš Maros pasiekė Elimą, kur buvo 12 vandens šaltinių bei 70 palmių, ir sustojo. Išėję iš Elimo ištiesė palapines prie Raudonosios jūros. Iš čia išėję sustojo Sino dykumoje. Iš Sino dykumos atkeliavo į Dofką. Išėję iš Dofkos sustojo Aluše. Iškeliavę iš Alušo ištiesė palapines Refidime, kur stigo vandens. Palikę Refidimą, sustojo Sinajaus dykumoje. Išėję iš Sinajaus dykumos atėjo į Kibrot Taavos kapines. Iškeliavę iš čia pasistatė stovyklą Hacerote. Iš Haceroto atėjo į Ritmą, o iš Ritmos į Rimon Perecą. Išėję iš Rimon Pereco atvyko į Libną, o išėję iš Libnos sustojo Risoje. Išėję iš Risos atvyko į Kehelatą, o išėję iš Kehelatos sustojo prie Šefero kalno. Pasitraukę nuo Šefero kalno atėjo į Haradą. Išėję iš Harados pasistatė stovyklą Maghelote. Iškeliavę iš Magheloto atėjo į Tahatą, o išėję iš Tahato sustojo Terache. Išėję iš Teracho ištiesė palapines Mitkoje, o išėję iš Mitkos pasistatė stovyklą Hašmonoje. Išėję iš Hašmonos atvyko į Moserotą, o išėję iš Moseroto pasistatė stovyklą Bene Jaakane. Išėję iš Bene Jaakano atkeliavo į Hor-Gidgadą, o išėję iš čia pasistatė stovyklą Jotbatoje. Iš Jotbatos atėjo į Abroną. Išėję iš Abronos ištiesė palapines Ecijon Gebere, o iš Ecijon Gebero atvyko į Cino dykumą prie Kadešo. Išėję iš Kadešo jie pasistatė stovyklas prie Horo kalno Edomo krašto pasienyje. Kunigas Aaronas viešpačiui liepus užlipo ant Horo kalno ir mirė 5 mėnesio 1 dieną, praėjus 40 metų nuo Izraelitų išėjimo iš Egipto, būdamas 123 metų amžiaus. Kananietis, Arado karalius, kuris gyveno Kanaano pietuose, sužinojo, kad ateina Izraelitai. Pasitraukę nuo Horo kalno, jie sustojo Calmonoje. Išėję iš Calmonos, jie atėjo į Punoną, o išėję iš Punono sustojo Obote. Iš Oboto
atėjo į Ija Abarimą prie Moabitų sienos, o išėję iš Ija Abarimo ištiesė palapines Dibon Gade. Išėję iš Dibon Gado sustojo Almon Diblataimoje, o iš čia jie atėjo iki Abarimo kalnų, ties Nebojų. Keliaudami nuo Abarimo kalnų, jie pasiekė Moabo lygumas prie Jordano, ties Jerichu, ir pasistatė stovyklą prie Jordano nuo Bet Ješimoto ligi Abel Šitimo, Moabitų lygumose. Moabitų lygumose Viešpats kalbėjo Mozei: kai pereisite Jordaną ir įeisite į Kanaano žemę, išvykite visus to krašto gyventojus, sunaikinkite jų atvaizdus, sulaužykite stabus, išgriaukite visas aukštasias stabų garbinimo vietas ir apsigyvenkite šalyje, kurią aš jums daviau paveldėti. Pasidalykite ją burtų keliu. Tiems, kurių bus daugiau, duokite didesnį žemės plotą, o kurių mažiau – mažesnį. Žemę išdalinkite burtų keliu giminėms ir šeimoms. Jei neišvarysite žemės gyventojų, jie bus jums krislai akise ir dygliai šonuose ir vargins jūs krašte, kuriame jūs gyvensite. Ir tada, ką buvau sumanęs padaryti jiems, jums padarysiu.